Sveiki atvykę į pamoką apie tvarumą ir sprendimus, kurie gali padėti mums gyventi atsakingiau, darniau ir tvariau. Ši pamoka yra skirta tiek jaunimui, tiek mokytojams ir truks apie 1,5 valandos. Ankstesnėje pamokoje klimato kaitos mokslo detektyvai sužinojome, kad mūsų kasdieniai pasirinkimai, ką perkame, kaip keliaujame, ką valgome, turi tiesioginį poveikį klimatui ir mūsų pačių ateičiai. Šiandien žengsime dar vieną žingsnį nuo priežasčių link sprendimų. Kasdien priimame daugybę pasirinkimų, ką pirkti, kuo važiuoti, kaip elgtis su daiktais, kuriuos turime. Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo smulkmenos, bet iš tikrųjų tai mūsų gyvenimo būdo veidrodis. Kiekvienas pasirinkimas palieka pėdsaką aplinkoje, visuomenėje ir net mūsų pačių gerovėje. Tema aktuali, nes tvarumas tampa kiekvieno iš mūsų atsakomybė. Tai gebėjimas mąstyti ne tik apie šiandieną, bet ir apie rytojų. Kai suvokiame, kad mūsų sprendimai daro įtaką pasauliui, pradedame kurti ilgalaikę gerovę sau, bendruomeniai ir gamtai. Ši pamoka padės suprasti, kas yra tvarus gyvenimo būdas, kaip net mažiausi mūsų veiksmai gali turėti didelį poveikį aplinkai, ekonomikai ir visuomeniai. Tai bus kelionė, kurioje išmoksime atpažinti savo poveikį ir atrasti, ką galime keisti, kad gyventume tvariau. Pamokos tikslas – išmokti atpažinti savo kasdienius įpročius, suprasti jų poveikį klimatui ir atrasti būdus, kaip priimti tvaresnius sprendimus. Šiandien išsiaiškinsime kelis dalykus. Kas yra tvarumas ir ką jis reiškia mums? Kur mūsų pasirinkimai daro didžiausią poveikį aplinkai? Kas yra vartotojiškumas ir 6R taisyklė? Kas slepiasi už greitosios mados reiškinio? Kokie sprendimai gali padėti kiekvienam iš mūsų keisti kasdienius įpročius? Mokysimės per pavyzdžius, praktinės užduotis, kurios parodys, kad tvarumas nėra tolima idėja, jis pasiekiamas kiekvienam. Sužinosime, kaip tvarumas siejasi su mūsų kasdienybė, nuo maisto ir energijos vartojimo iki transporto, atliekų tvarkymo ir vartojimo įpročių. Kiekviena veikla bus skirta tam, kad suprastume, tvarumas prasideda nuo mažų sprendimų, kuriuos galime priimti jau šiandien. Tvariai gyventi – tai reiškia mąstyti atsakingai, elgtis sąmoningai ir suprasti, kad kiekvienas veiksmas turi pasekmes. Tvarumas – tai vertybė, kuri apibrėžia mūsų santykį su pasauliu. Tai gebėjimas ne tik vartoti, bet ir saugoti, dalintis, atkurti. Jaunimas šios pamokos metu išmoks atpažinti savo veiksmų poveikį aplinkai, supras 6R principus ir atras būdus, kaip juos taikyti savo kasdienybėje. Tai ne tik patarimai, tai iššūkis. Ar sugebėsite bent savaitę išbandyti vieną tvarų pokytį savo gyvenime? Mokytojams ši pamoka suteiks praktinių priemonių ir metodų, kaip skatinti mokinių sąmoningumą, atsakomybę ir kūrybišką požiūrį į aplinką. Bus siūlomos užduotis, kuriuose mokiniai galės modeliuoti savo tvarią dieną, aptarti pastebėjimus, o galiausiai reflektuoti, ką lengviausia, o ką sunkiausia keisti. Mokymasis vyks interaktyviai per praktinės veiklas, vaizdo įrašus ir žaidimus. Teorija susilies su realiais pavyzdžiais iš gyvenimo, o kiekvienas dalyvis atras, kaip tvarumas gali tapti natūralia jo kasdienybės dalimi. Kaip vyks mokymasis? Procesas bus aiškus ir paprastas. Pradėsime nuo šio įvadinio vaizdo įrašo, tada išnagrinėsite pagrindines sąvokas ir teoriją. Po to pereisite prie praktinių įrankių, kuriuos galėsite išbandyti patys. Apžvelgsite realius pavyzdžius, atliksite užduotis ir galiausiai kartu apibendrinsime pagrindines pamokos mintis. Ir svarbiausia, jūs mokysitės individualiai savo tempu, kada jums patogu. Tai reiškia,
kad galėsite sustoti, grįžti prie turinio ar peržiūrėti įrankius tiek kartų, kiek norėsite. Ko jums reikės? Tik kompiuterio arba telefono su interneto ryšiu. Jeigu norėsite, turėkite užrašų knygelę, ji pravers, kad pasižymėtumėte svarbiausias mintis ar klausimus, kurie kils mokantis. Na, o dabar klausimas, kuris lydės jūs visos pamokos metu. Kokį vieną dalyką galėtumėte pakeisti šiandien, kad jūsų diena būtų tvaresnė?